Gerbiama Nijolė Petrošienė, Andrenos leidyklos direktorė, kuri su Sigitu Geda susibičiuliavo, nežinau, ar būtent per Jotvingių mišias, per šią knygą, ar ne? Šiek tiek anksčiau. Dar anksčiau. Taip. Tokia graži kūrybinė bičiulystė užsimezgė ir praeitais metais, pasitikdama praeitus metus, ji nusprendė, kad labai nori paminėti žmogaus, kuris jai buvo nepaprastai svarbus 80-asias gimimo metinės. Ta proga ir jinai išleido, kaip tik pakartojo Jotvingių mišios knygos leidimą ir Lietuvoje daugybėje miestų organizavo būtent Sigito Gedos knygos Jotvingių mišios pristatymus. Kai kuriuose renginiuose teko ir man dalyvauti, ir fotografui taip pat dalyvauti. Labai Nijolė prašė atliepti temai, kurią pati ir sugalvojo. Kasgi tas genialumas yra, tikrai negalėčiau pasakyti. Iš vaikystės, iš pamokų lietuvių kalbos ir literatūros ataidi, kaip mokytojas sakydavo, kad genialiem poetam, genialiem kūrėjam, sakytum, pats Dievas pašnibžda, o jie tik tai užrašo tai, ką jiem pašnibždėjo aukščiausiai gale. Tai pas Giotę yra irgi ištara, kad tiesa nematoma, jie pažįstama iš apreiškimų. Tai 1986-1987 metai, Sigitas Geda sukuria 9 sonetai ir epitafija Maironio mirtis. Savaitraštis Literatūra ir menas išspausdina šį kūrinį ir kaip ir daugeliu iš čia esančių, šeštadienį mes visi pasiimdavom Literatūrą ir meną savo pašto dėžutėse ir perskaitydavom visą, ir aš tą patį irgi dariau. Ir štai ten ir perskaičiau tos 9 sonetus ir epitafiją. Negaliu pasakyti, kas su manim atsitiko. Mane tai tiesiog okupavo. Aš momentaliai išmokau tuos 9 sonetus mintinai ir bet ką pagaudavau, bet kam prieidavo ir sakydavo, paklausyk, tu girdi, kas čia parašyta, ar girdi, kas čia parašyta. Tai buvo 86 metai, 87 ir štai jau čia ir 88 metai. Vėliau, kada su Sigitu Geda susibičiuliavome, jis yra man pasakęs, kad vieną naktį pas jį atėjo Maironis, susakė ir jis užrašė. Kas tai? Apreiškimas, poetui poetas apsireiškia. Vėliau dar kartą jisai grįž prie Maironio su 82 metais Šiaurės Atėnuose su straipsniu, su savo mintijimais apie tai, kas yra Maironis, ne tik jam, bet ir visai Lietuvai. Bet tai jau bus 2002 ar 2002 metai. O čia 1986. Tai štai man apsireiškė Sigitas Geda per Sigitą Maironis. Paimsime Arklą, knygą, lyrą. Pirmasis. Mano broliai mąstydami mokos gyventi. Įkvėpimo šviesaus semia savo galvoj. Prašmatnybė minčių ir melodijų šventis. Taip užauga poetai naujoj Lietuvoj. Aš kitaip gyvenau ir kitaip aš galvojau. Aš ir regėjau kitaip ir jaučiau aš ne tą. Man vis dingojo stykanti siela pavojai, iš kurių tik vaizduotė ištrauks ir malda. Aš mylėjau savaip ir kentėjau savaip. Man pasaulis kaliausis pakaušiais melsvais. Aš mačiau, kaip jos viešpats suskaldo, suardo. Man išplūdo regėjimai marių srautu, prie pasaulio šventyklų seniai sugriautų.
aš išvydau kaip Biblijoje kruviną kardą. Antrasis. Senatvė man į ausį pakuždėjo, jog vieną kartą išnyksiu tarsi dūmas. O kokią formą turi dūmas? Vėjo. O kas tada soneto tobulumas? O Lietuva, ar turi kokią formą? Man kitados vaidendavos ovalas, į amžiaus galo laisvintojų forumą ateina tie, kur uodegas prišalo. Kodėlgi Dantė nesmerkė soneto, jei viską taip išsigemant iš lėto regėdavau prie šiaurės vandenų. Einu namo, nes nieko neradau čia. Beliko metalinių miestų griaučiai, išbudusiems iš motinos sapnų. Trečiasis. Iš draugų jau nedaug kas pasauly man liko. Skaisčios moterys mirė pasmerkę mane. Baranauskas dangui, o Šilelis nupliko. Tai saulėlydis ašarų mano tvane. Tai pasaulis tik toks ir kitokio nebūna. Viskas baisiai trumpam, laikinai. Daužos rudenio šalto vargonos per kūną, Mikelandželo ir Rafaelio sapnai. Sau tėvynę sutvėręs buvau, nedėjuoti, jog tikrovė kita. Iš šėtono vaduotis ji pati nenorėjo, nemano visai. Liko siela, toks mėlynas marių drugelis, paukščių tako vėlė, mostel sykis sparnelis, kas pavasarį tavo balsai. Ketvirtasis, aš girdžiu, tai netilstantis Bacho vargonai, visa kita niekai, kitados Palanga šatryje mane guodė. Kur nuplauksi tėvynės skurdžios eidyje? Kur dubys, kur tundros, baltuojančios Alpės, kur Neapolio užtaka, Trakų akmuo, kur paputų arklys, ką dar vandenys kalba, gal sulaukė jau Vytautą grįžtant namo. Ne, tik juodosios marės, Karpatai lediniai, Fra Andželiko da Fiesole tėvynei, tokio mėlyno, tokio gražaus, niekas žemėje šitoj dar dangaus neišrašė. Nors ant kelių klopėdamas viešpačius prašė, man nebus niekados į tave panašaus. Penktasis. Kažkokie žmonės vaikšto. Tai lietuviai, kaip daugelis išmirusių tautų, jie dedas kuo nebus ir kuo nebuvo, tarp milžinų savaime išpjautų. O aš netoks, aš ne iš tų lietuvių, jie vagia ir meluoja, man graudu. Su tavimi Krėvė, Čiurlionis, du jie, o trečią šiam pasauly nerandu. 5 suvalkai skuba parsiduoti, išlaisvint kūną, sielągi išduoti, žydėti iškilmingai sau rusėti. Toks jausmas tarsi Persijoje gyventa, ropliai galvom prakandžiotom gyvatė, netruks jie savo mirusius suės. Šeštasis. Tai pasaka, gal Robinzono Kruzo gyvenimas taip graudžiai sugalvotas. Man liko tik vienatvė, siaubo plotas, vaikystė
jūron plaukiančios medūzos. O kur jų uostas, kur namai, tėvynė, kur sakalas, tie paukščiai mėlynsparniai iš Putino poezijos. Tik vieną juodą garnį šaltam kape gal būsiu atsiminęs. Man gaila, ko? Aš net nesu sutepęs žiūrėjimų šio didelio pasaulio. Ir mano kapas tai tik mano kapas. Kas geistų savo bruožus dar išsaugot, su visata kaip deimantas sutapęs. Aš nelaikau net lapo sniego saujų. 7. O mano meilė tai tik mano meilė ir nieko aš daugiau čia nenorėjau. Pavasaris pavasarį, o vėjas manęs nebus ir neraudos taip gailiai. Už skausmą dar kas amžinesnio lieka. Kas Lietuva? Nejau jos dangui reikia? Prisiminiau aš mažutėlį vaiką prieš amžinybę skaistyje ant liepto. Ir kam tas keistas žodis realybė? Tik ašara skaidri turėjo galią pavirst į saulę, vandenį, smūkelį. Man visos žvaigždės danguje sužibę, nuplaukiančios į savo amžinybę, nevertos vieno elgeto žingsnelio. 8. Pačiam gale gyvenimo kelionės mane apsupo niuksanti giria. Kažkur prapuolė tie kankinę žmonės, ėmiau galvot, kad jų visai nėra. Nors tik rėkė, rankom mostagavo, snukius čia daužė, kraustės iš galvos. Sakykit, kas kada išpranašavo, kad liks tik tokie sūnūs Lietuvos. Ar dar kas imsis vesti šitą tautą, taip paprastai apgaunama, apgauta. Laukia pakaušio kirvis ant skiedryno, brangus sūnau. Paklausk tą žiogą, gal jisai ką žino, o aš žinau, kad nieko nežinau. 9. Nei lyros jau, nei arklo nematyt, o knygų nesuprasi, daug per maža. Ateis laikai, ne šitie tai kiti, Maironiui irgi gal pakels tiražą. Ir kas iš knygų? Knygos irgi dulkės. Iš dulkių dulkės, saulė ir diena. Ramiai žmogau į savo grabą gulkis, mirtis sesuo, nors gal ir ne viena. Tavoji siela Lietuvon atėjus, girdėjo beržus, Baltiją ir vėjus, dabar pavymui kitos jau atklys. Ta, kur didybę ir menkystę mato, jau nenumirs, ją įsuka į ratą visatos arfų šventas virpulys. Ir epitafija. Čia guli didis Lietuvai žmogus, kartybių taurė spėjo jam supilti. Atiminkime per kovą ir vargus. Pasieksim pergalę, išsaugosime viltį. Sigitas Geda. Šitą vakarą klausytumėmės Sigito Gedos, betgi susirinkome kalbėti tokia
įpareigojančią temą, labai atsakingą - genialumas, prakeiksmas ar Dievo malonė. Todėl mes šiandien esame čia, Čiurlionio namuose muziejuje ir noriu paprašyti žmogaus, kuris yra kalbėjęs apie egzistencinę dramą, rašęs taip pat Gintautas Mažeikis mano, jeigu išsirinkau iš interneto, jeigu netaip nurašiau, taisykit, kad žmogus, kuris sako, kad yra laisvas be dramos, meluoja. Ir kad nepakankamas dėmesys kultūrai tai reali grėsmė pačiai valstybei. Taigi norėtume, kad gerbiamas Gintautas Mažeikis šiandien pakalbėtų tą globalią, kiekvienam mums labai svarbią temą. Tai yra mes, mūsų tautos išlikimas ir kaip mes išliksime, kokie mes išliksime keliais šimtmečiais į priekį. Išliksime tada, jeigu neužmiršime savo genijų ir didvyrių. Kelis kartus Lietuvoje jau esu kartojęs, jeigu neturite genialių poetų, leiskit šitą žodį kol kas vartoti, tai miestų meram, tai kvieskite iš kitų miestų, pirkit juos, pirkit butus, apgyvenkite pas save, nes jeigu pas jūs nėra bohemos mieste, tai skaitykit, jūsų kultūra jau miršta, o jeigu miršta kultūra, tai kaip girdėjot iš Nijolės ir kiti dalykai baigsis prastai. Tai dabar norėčiau keletą dalykų, kadangi Nijolė minėjo tokį didelį iššūkį ir čia su Kornelijum jau truputį taip pat pasišnekėjom, kad genialumas, tai aš norėčiau keletą tokių dalykų įvesti, kurie mus prives ir prie nuodėmės. Tai pirmas, paprastai, kaip tie, kas įsivaizduoja, kad štai genijus tai aplankytas viešpaties angelų arba demonų, o gal ir šėtono, dar nežinia kieno, apsėstasis. Ir kad taip paprasta, štai guli lovoje, priskriejo pas tave apsilankė inkubas ar sukubas, suviliojo ir jau būsi poetas. Kvailystė. Žinoma, ir jeigu seksite Sigito Gedos biografiją, knygų pakankamai daug parašyta, pavyzdžiui, Rimo Kmitos, skaitykite, tai pirmas žingsnis tai yra daug pažinimo, ilgas pažinimo kelias. Tai šitas pažinimas kaip kažkokia pluta, kaip žemė, kuri turi būti dar suformuota, be šito pažinimo, gilaus pažinimo nieko nebus, bet pažinimas čia ne poezija. Čia yra būtinas dalykas, bet tai ne tai, kas yra genijus. Kitas žingsnis, kurį paprastai filosofijos fakultetuose siūloma išmokti, tai įsijausti. Jeigu jau pažinai kažką ir tarkime suradai Renesanso laikotarpio Prancūzijos poetą François Villioną, kurį labai Sigitas Geda mėgo, suradai jį, tai skaitai ir įsijauti jo keistą ir nuodėmingą poeziją ir štai jau čia bus viskas. Ne, tai yra labai svarbus patyrimo reikalas, kada tu išmoksti įsijausti, bet tai dar ne taip. Čia dar nėra ta vieta, kur yra genialumas. Dar vienas žingsnis po to, kai jau išmoksti įsijausti, yra paprastas dalykas, su kuriuo ir Sigitas Geda įsivaizduoja ir Kornelijus ir kiti poetai. Rungėsi, tai vadinasi harmonija, pavadinkime harmonija ir rimas. Tai kada tu pajunti štai šitos sąskambius, juos girdi ir juos išmoksti vertinti, panašiai kaip muzikai vertina. Ir štai po to kaip muzikai, kaip kompozitoriai aptinki, kad egzistuoja ne tik melodijos, ne tik tonali muzika, bet ir atonali muzika. Ir disharmonija gali būti dodekafoniniai muzikoje įvesta taip, kaip kitaip įvesta tokiu būdu, kad tai skambės neįprastai ir kai kurie nušvilps, ko gero,
kaip, pavyzdžiui, Arnoldą Schönbergą su jo dodekafoninė muzika nušvildavo, ar Bergą, ar Stravinskį vėlyvesnį, kaip nušvildavo Prancūzijoje ir Paryžiuje ir laikydavo, kad tai kvailystė ir kokia gėda, ką jie daro, o po to sakydavo, kad čia buvo genijai. Tai vadinasi, šitas harmonijos pajutimas yra ganėtinai sudėtingas dalykas, kurį galima irgi išmokti, bet tai irgi dar ne poezija. Kada prasideda poezija, paprastai kalbama, ir čia jau Virginija minėjo, kada ateina toks daiktas, kurį mes vadiname ekstatiškumas, ekstatika, ir kitas dalykas nirtulys, ir tai ne vienas ir tas pats. Ekstatiškumas tai vadinasi, kada maldos metu jūs giliai meldžiatės arba dalyvaujate rituale ir jūs galų gale, šita jūsų malda pačiumpa, pakilėja ir nusineša, kaip Sigita Geda jo tikroje maldoje, Bernardui, kurią jis skaitė berods 91 metais, bet jūs tai galite pasiklausyti, kada kalbėjimas virsta vien tik tai balsėmis arba dvi balsiais, ir kurių žmonės jau nebesupranta, ir kurių net nebegirdi, ir kurie gali pradėti auditoriją, kaip štai jūsų garbinga auditorija nesupratusi švilpti, niurnėti ir juoktis iš poeto, kaip jau iš mano minėtų Schönbergo ar Stravinskio juokėsi Paryžiaus publika, taip juokėsi ir iš Sigito Gedos, nežiūrint to, kad po kurio laiko štai išlieka ir visi sako, tai buvo, mes matėme ekstazę, kada poetas patenka į ekstazę. Tačiau poetas ne visada gali pakliūti į ekstazę. Ir čia prasideda kitas dalykas, kurį mes vadiname nirtuliu. Apie nirtulio temą rašė daug filosofų. Nirtulys tai kas norite. Tai gali būti įtūžis dėl to, kad niekaip neaplanko jūsų ekstazę. Tai gali būti nirtulys todėl, kad jūs pavydite ir nekenčiate. Nirtulys todėl, kad ieškote meilės ir niekaip negalite surasti. Ar nirtulys todėl, kad norite išsaugoti šitą meilę ir niekaip nepavyksta. Nirtulys tai yra aklumas, apie kurį kalbėjo Sofoklis ir daugelis kitų autorių, tai kas mus nusineša ir galų gale pražudo, jeigu laiku mes nesustojame. Poetas neatskiriamas yra nuo nirtulio ir nuo ekstazės. Ir ne visi poetai laiku sustoja, ne visi rašytojai laiku sustoja. Tada nirtulys nusineša vis. Ir iškeliauja. Tai ir čia ateina dar toks dalykas, kad ekstazė ir nirtulys niekaip nėra susijęs su tuo, ką mes pavadintumėme moralumu. Apie tai, kad šitas genialusis menas yra anapus gėrio ir blogio, kalbėjo ne tik Friedrichas Nyčė, bet kalbėjo dar iki jo ir Wagneris ir dar kai kurie kiti autoriai, o jau po Nyčės, kas tik tai apie tai nekalbėjo, kad tikroji poezija pasirodo anapus gėrio ir blogo. Tai vadinasi, ji nėra, negalima iš karto pasakyti, kad tai blogis ir negalima pasakyti iš karto, kad tai gėris. Lygiai taip pat, kai jūs aplanko ir apsėda, Virginija minėjo Dievas, o kodėl ne Liuciferis tuo metu aplankė, kodėl ne demonas, kodėl ne šėtonas. Nuo Dantės iki Marinos Cvetajevos yra paplitusi tokia legenda, kad, apie kurią kalba ir poetai, o kartais rečiau filosofai, kad kai jūs pakliusite į paskutinį teismą, viešpats klaus, kokias jūs nuodėmes padarė, turite išpažinti. Ir kai kurie žmonės ateina ir nėra padarę gerų nuodėmių. Nuodėmių, kurias vertėtų išpažinti. Na ką jūs nuveikėt? Sudaužėt butelį tenais ar ne? Kaimyną išvadinot, kažkas čia per nuodėmes. Ir jeigu nėra nuodėmių rimtų, tai ką jūs išpažinsite? Ir nėra vietos tiems, kurie neišpažįsta nuodėmių danguje, turite jas išpažinti. O neišpažinote, tai ko jūs šiandien, jūs paniekinote viešpatės kūrybą. Todėl nuodėmė yra toks reikšmingas dalykas, kuris liudija, kad jūs esate tuo metu anapus gėrio ir blogio ir šitas dalykas atsispindi galų gale jūsų rašiniuose. Ir tie rašiniai, eilėraščiai, nereiškia tai, kad tauta jūs mylės. Poezija reiškia tai, kad jeigu esi genialus, kad tave tauta gali prakeikti. Ir visi aplinkiniai prakeiks. Bet nuo to poezija netampa blogesnė nei trupučiai.
jinai tiesiog yra pažymėta ypatinga žinia ir ypatinga žymė, kad tai yra kažkas tokio reikšmingo. Ir šiandien su Kornelijum kalbėjom prieš įeidami tokį klausimą, kuris mane patį labai sužavėjo. O kas, jeigu su Kornelijui sakau, jūs darot nuodėmės dabar ir niekas jų nebemato? Štai padarot nuodėmę, ar ne? Ir turėtų poetą prakeikti, rašyti, koks tu niekšas ir purvinas, ar koks tu išdavikas, arba kodėl tu taip galvoji. Ir niekas nerašo, niekam neįdomu. Padarai nuodėmę, niekam tai nerūpi. Kas tada, ką daryti? Kaip elgtis tada poetui, kurį ir ekstazė aplankė, jis kupinas nirtulio, ir niekas šito negirdi. Tai, bet grįžkime prie to, ką Nijolė kvietė, kad turėčiau kažką apie Lietuvą pasakyti. Jo, ir kultūrą. Tai mano pasakymas yra toks, kuris jau gana plačiai filosofijoje yra diskutuojamas Lietuvoje, pavyzdžiui, Arvydo Šliogerio, bet ne tik tai. Jau amžinatilsį Arvydo. Tai toks dalykas, kad štai šitie ekstatiški ir nirtulio pagauti poetai, aplankomi demonų, jie atveria ateitį. Ta ateitis, paprastai mes visą laiką galvojam apie praeitį, kas ten dėjosi, kokios šmėklos buvo praeitie. Ir štai reikia atverti kažkaip į ateitį. Kalbėti tokia kalba, kuri vėlyvojo Sigito Gedos kalba, kuri sugriūva į tūkstančius priebalsių, balsių, priešdėlių, priesagų, jų žaidimų, ką jis vadina niekiu. Nieko žaidimai. Daugybė nieko žaidimų. Ir kurie atrodytų mums, jeigu nieko žaidimai, tai kažkas nerimta. Jis sako, ne, čia kaip tik yra patys svarbiausi dalykai. Yra patys svarbiausi dalykai, todėl kad per juos, per šitos neapibrėžtumus, mums atsiveria tai, ką mes galime pavadinti laisva ateitimi. Aš laisva ateitimi vadinu tokią atvertą ateitį. Pavyzdžiui, Sigitas Geda sako, Ars poetika cikle, jis sako, kad kalbėdamas apie tai, kas yra poezija ir kas yra metafora, jis sako vienoje vietoje, kad poetinė metafora yra paukštis, kurio vieną sparną laiko poetas, o kitas sparnas yra laisvas paukščio ir jis bando kilti ir vesti, ar ne? Ir nežinia, kur jis veda ir kas su juo atsitiks. Ir čia galbūt yra ir nuodėmė, ir čia yra tie draudžiami dalykai, ir poetas atveria, ir mes nepriimam tai, ką jie atvėrė. Štai kodėl sakiau, pirkit poetus, atversim ateitį. Ačiū. Kartais ateina į galvą, kad gal būtų neblogai taip besivaikščiant leistis Nemuno kryptimi link mūsų kalnelių, smėlynų, pušų. Ką kaip manai? Juk tam reikėtų nedaugiau kaip 1 mėnesio. Ir koks būtų džiaugsmas? Nuolat žiūrėčiau į medžius, žolę, čia prie manęs brestų ir raustų pampurėliai, paskui šviesiai žali ūgiai, o ten kur nekur iš už didelio lapo jau ir gėlytė iškiša galvutę ir šypsosi saulei. Egeniuk, aš ne tik einu. Tiesą pasakius, ėmiau truputį pavydėti viduriukams ir gandrams traukiantiems į aną pusę. Bet ką žino, gal tas pats gandras pakalens man pasveikinimą Druskininkuose. Egeniu, kaip gaila, kad tu nežinai, kas tai yra sugrįžti į gimtąjį kaimą. Jau tik varstas iki namų, štai tuoj už miškelio. Vėl girdi pušų šnibždėsi tokį rimtą, tartum tau kažką sakytų. Nieko taip gerai nesupranti, kaip tą pušų šlamesi. Miškelis išretėja, jau pro šakas matosi ežeras, susikūprinės andriukas tempia vandenį iš šaltinio, o ten toliau namai, gandro lizdas, bažnytėlė. Viskas tas pats ir taip niekas nepasikeitė, jog valandėlė atrodo, kad grįžti iš kankorėžių karo su berniukais miške. O tas Leipcigas, Varšuva, sakytume, tik ilgas ir sunkus sapnas. Tai Mikalojus Konstantinas Čiurlionis geram savo draugui Geniukui. O dabar Sigitas
Geda, kuris, tiesą sakant, jūs puikiai žinot, ar ne, savo sodybą turėjo čia pat, šalia Druskininkų su savo šeima, žiūrėdavo per Nemuną, prie Nemuno į kitą pusę, senos obelis ir visa kita. Taigi, švenčia savo 60 metų jubiliejų Vilniaus rotušėj. Nebejoju, kad Kornelijus Platelis buvo ir girdėjo šitos žodžius ir tikrai patvirtins. Taigi, sako man, Virginija, skaityk, ką nori. Žinai, mano daug poezijos, na, kaip bus ten kokia tai proga, nu ką norėsis paskaityti, tą ir paskaityk. Likus 2 savaitėmis jisai man skambina. Virginija sako, norėčiau, kad perskaitytum 2 eilėraščius. Matot, kaip jis ruošėsi savo jubiliejų. Aš kokius, sakau, Sigita, jisai sako, ars poetika ir eilėraštis gimtinė. Aš sakau, Sigita, aš jų nemoku mintinti. Ai, nesvarbu, sako, tu paimk knygą, perskaityk, man svarbu, kad tu juos perskaitytum, kad tu jie būtų pasakyti, aš paskui jau ten savo. Kągi, nu, bet aš, būčiau ne aš, išmokau vis tiek gėda kažkaip per jubiliejų išeit nemokant eilėraštį ir štai. Ars poetika. Ir pasakė pirmą ars poetika, o paskui eilėraštis gimtinė. Ars poetika. Kilnumas mano sieloj pynė su taurumu, man iš krūtinė švelni melodija tekėjo. Bet palytėta žemės vėjo, suskilo aižio kaip molis. Dabar mirolis, aš laukiu savo valandos sudėti rankoms ant lentos. Kai mažas eidavau žiūrėti sugrįžus pempių, tyloje pavasarinėje ryškėti keisti ženklai man imdavo akmenyje, o danguje tarsi praskleidus Dievo skėtį žiedai visokie lapija man nepaliaudavo žydėti. Aš nežinau, ar būna rojus, ar būna sielai kur jaukiau, apmirus žemė ir sustojus jos judesiams, aš ją nešiau kaip motiną, kaip palikimą, kaip sapno nuotrupas, kurios dabar staiga atgyti ima nuo tos melodijos tyros. Kažkur pačioj gilybėj slypi tos grožio sėklos, tie daigai, jie iš aukštybių pasiklydė ir tu juos sieloje laikai. O man skaudžiausia pasakyti bent pusę lūpų apie pasaulį, kurs aplinkui žydi, aš nemokėjau taip ilgai. Ir dabar eilėraštis gimtinė, kitaip tariant, apie pasaulį, kurs aplinkui žydi. Dabar aš noriu šlovinti pasaulį, vienintelį viršum tamsaus chaoso, ne pragarą, ne sumaištį, ne siaubą, o žiedą balų žydinčio lotoso, ne Indijoj, o baloj, o namie, kur žemė nederlinga, bet rami, pilna šaknų, pilna švenčiausių syvų, mums pranašauja vėl gegužį gyvą. Pagarbinti aš noriu tos miškus, kur karves ganėme, mėlynės ten žydėjo, ten buvo pilna lengvo šilto vėjo, beržai siuvuodavo, o girių ežerai žiūrėdavo taip iškilmingai ir tyrai. Pagarbinti aš noriu tuos laukus, kur būdavo perėjo vieversiai, kur šarkos čirškė staigiai atgrasiai, kur apkos dėjo kiaušinius dirvonę. Trobelė, alksnių prieglobstį malonė. Dabar ten baigė tirpti sniegas, upeliai žliogia šlaitais ežeran. Ir nieks nežino, nesapnuoja niekas, kokia brangi gimtinė mano, sniegai, miškai, laukai, dangaus mėlynės, atodusis iš skaudančios krūtinės. Padėk man, Dieve, dabar nenoriu mirti, tik skauda gelia mano vargšę širdį. Ir aš atsisėdau, tada atsistoja Sigitas Geda ir sako, noriu jums pasakyti, kad miestas man nedavė ne vieno ženklo, ne vieno simbolio, ne vienos metaforos, viskas iš ten, iš Paterų kaimo, iš tos trobelės alksnių prieglobstį ant Snaigyno ežero kranto. Sigito Gedos poezija ir mūsų skelbimuose buvo parašyta, kad Jotvingio mišių pristatymas. Tai labai trumpai kviečiu į leidyklos Andrena kabinetą, darbo kabinetą ir šiek tiek noriu prisiminti tą malonų periodą, kai leidyklai Andrena teko bendrauti būtent leidžiant šitą knygą. Šita knyga išėjo 97 metais. Taip pat vadinosi Jotvingių mišios
Ir, o šita pernai kaip tik rudenį. Ir įdomus dalykas yra tas, kad suradome straipsnį Slaptieji sielų suokalbiai ir mums pasirodė, vaikai sutiko, nes čia yra autorių teisės, kad tas straipsnis būtų įdėtas, šitam leidime jo nėra, bet būtent apie tai ir noriu pakalbėti. Slaptieji sielų suokalbiai, čia apskritai yra apie jo kūrybą, kodėl jis rašo, kas jam yra kūryba ir gal tie slaptieji sielų suokalbiai tam tikra prasme yra vienas žmogus, kuris turbūt dalyvavo tose suokalbiuose, tai yra šiandien čia su mumis, tai yra fotomenininkas Algimantas Černiauskas, be kurio niekaip negalima pristatyti šitos knygos. Ir pasakysiu tik tiek, kai leidome pirmą laidą, tai jau viskas buvo parengta, darbas didžiausias padarytas, redagavo Gražina Gedienė ir, žinot, sako, reikėtų dar pailiustruoti. Ir aš norėčiau, kad ta knygutė, į ją būtų įdėtos brolių Černiauskų nuotraukos. Sako, jūs ten pasižiūrėkit, sako, aš neturiu nei telefonų, nei ką, žodžiu, ir gal kažką surasite. Sako, man ten viskas patinka. Visos jų nuotraukos yra tai, apie ką aš rašau. Taip, mes čia jų įdėjome labai nedaug pirmojoje laidoj. Dabar jau negalėjome pasikonsultuoti su poetu. Todėl, bet manau, žmonėms patinka, gal jis irgi pasidžiaugtų. Nuotraukas pakeitėme, bet fotomenininkas yra tas pats. Ir apie tai, kad kaip žmonės suranda vieni kitus, kaip, iš kur yra tie ryšiai, kaip jie atsiranda ir kodėl Algimantas Černiauskas. Ir paprašysime pakalbėti gerbiamą Algimantą. Pirmas dalykas, iš tikrųjų, tai nėra fotografo Algimanto Černiausko, yra fotografai broliai Černiauskai. Va, kaip visada taip yra. Va, mano amžinatilsį senelė sakė, žodis sidabras, tylėjimas auksas. Va, tai mano galva patys gražiausi auksiniai žodžiai nuskambėjo iš sukalbėjusių lūpų. Tai beveik gal nebūtų ir patylėti, nesugadinti to skonio, to įspūdžio. Va, iš tikrųjų, tai esame nuostabiame muziejuje ir trečiame pastate, tik įėjus pro koridorių, mes matome labai stabų Čiurlionio paveikslą, žvaigždžių sonatą Allegro. Ant 4 perregimų, o galbūt ir pereinamų žvaigždžių taką paguldyta tiesia linija laikančio atramų, sukonstruotas pasaulis. Tu tą pasaulį gali pažinti eidamas horizontaliai. Į rytus, vakarus, pietus, šiaurę. Pažinai pasaulį, kas toliau. Kažkur yra žvaigždžių takas. Ir tik pažinus tą visą pasaulį, kuris iš tikrųjų yra, kai pasižiūri visos 4 dalykse, jis panašus yra. Besivystantis, besiformuojantis, kažką mes pažįstame, kažkokius siluetus galime atpažinti, bet jis yra iki galo nepažinus. Neįmanoma jo pažinti. Ir pažinti galbūt galime perpridus, išvaikščius tą pasaulį, tik mes vertikaliai kylam. Ir tada prasimuša paukščių takas ir pakyla virš jo, bet nesireniai, dar toliau kažkur tai kyla. Tai Čiurlionis galbūt ir pakilo virš to paukščių taką. Turbūt tą patį padarė Sigitas Geda su savo kūryba, kuris puikiausiai pažinojo savo gimtasias vietas. Va, tai mano rankose yra toksai, kai kam iš jūsų pažįstamas leidinukas, Dzūkijos nacionalinio parko leidinys Šaltinis. Ir jame yra toksai labai įdomus straipsnelis, apie Sigitą Gedą labai daug knygų yra išleista, visi tą žinome, štai. Tačiau čia yra įdomus straipsnelis, prisiminimas ant Sigito Gedos kupros. Nežinomas faktas, labai įdomus, kaip Sigitas Geda per varžybas nešėsi klasiokę ant kupros, kad jų komanda laimėtų varžybas. Nes jinai vienintelė komandoje mokėjo Morzės abėcėlę. Tai apie šitą bus galima paskaityti, bet aš čia noriu paskaityti įdomią tokią ištrauką iš to straipsnelio, kadangi jį surašė tos
Stasės Kaminskienės dukra Reda. Taip, pasakojimą iš mamos lūpų 2023 metais surašė jos dukra Reda Beliukienė. Atnešusi nuotraukas įsakė, kad jos mama Stasė daug giedos eilėraščių moka mintinai ir dažnai jų deklamuodavo. Dabar Reda žodžiai. Tačiau vaikystėje man jie nepatiko, prisipažinusi pati Reda, ir aš jų nelabai supratau. Bet kai Facebook'e pamačiau ir išgirdau Sigito Gedos eilėraščius skaitant Virginiją Bochanskytę, per knygos Jotvingių mišios pristatymą Kaune aš juos suvokiau, pajutau, nežinau, ar jie man atsivėrė, ar aš jiems atsivėriau. Va, tai ačiū Virginijai. Na ir pabaigai sugadinsiu visą reikalą ir paskaitysiu eilėraštį, ne? Labai atsiprašau. Etimologijos. Lietuva yra lizdas, iš kurio gali žiūrėti į pasaulį. Lizdeika taip sėdėjo, pabėgęs, lizde iš actekų, kūrai, Dievo Kurko, Indiko ir Povo vaikai, per Kurilų salas išbėgiojo Amerikon, išlandžiojo aliai vieno iš vidurių, prasikasę po žemę arba rogutėm, kaip vaikystėje prie mazio, leidavomės vis žemyn ir visas prapuolęs dangus sušiuruodavo apačioj. Vienas iš Vaidevučio sūnų tikėjo į Mahometą, tą galėtų patvirtinti nebent fotografija iš kokio kosmoso, arba rašytojas Lukas Dovydas, kuris grįždamas į savo tėvynę Bitinėje numirė Plotske. Taip, tai Bitinijos žemėje 17 metų prieš Kristų susiėję krūvon astronomai svarstė, ar 7 ir 8 dangaus krituly po vėžio ir ožio ženklais gali būti lietuvių. Kai mūsų šeima grįžo, tai pusiau nelegaliai iš Sibiro, aš to fakto neprisimenu, man priminė, tai mano pirmas sakinys buvo mama, как здесь много litovcų. Tai aš norėčiau palinkėti, kad mūsų vaikai ir anūkai niekada nepasakytų mama, как здесь мало litovcų. O rašanti ir skaitanti tauta, be jokios abejonės yra nemirtinga. Ačiū visiems. Ačiū.